Su jumis vėl prastų graulų sveikinasi sunkus dažniai. Ir kadangi taip išpuolė, kad šiandien yra 13 diena, tai pagalvojau, kad selekcija irgi turėtų būti atitinkama. Ir aš manau, kad geriausiai tam tiktų subžanras, kuriam visi tie garsai ir atsirado, tai yra mirties metalas arba angliškai death metal. Šiaip beje nežinau net ar yra racijos tą pavadinimą versti į lietuvių kalbą, nes tada trešai irgi turbūt reikėtų kokį nors ten daužymasi metalu. Bet kadangi aš moku mokesčius, o VLKK konsultuoja įvairiais klausimais, tai aš nepatingėjau VLKK parašyti laiško pasiklausdamas, kaip čia yra su tais vertimais. Tai žiūrėsiu, ką jie man atsakys ir ką jie man atsakys papaustinsiu sunkių dažnių Instagram'e. Bet, žodžiu, liaudiai tai vadinamasis defas yra viena iš šiurkštesnių ir brutalesnių jau pačio metalo kaip žanro atšakų. Ir jeigu dažnas klausytojas sunkesnių garsų paieškas pradeda nuo to, kad ten, pavyzdžiui, turi tėvuką, kuris mašinai klauso AC/DC ar Iron Maidenu, tai labai nesunku nuo to pajudėti link kokios Metallicos ar Slipknotų. Bet tada, kai vokalas tampa šuns urzgimu, daugam čia biški dealbreakeris. Ir didžioji dalis mano draugų ir šiaip klausytojų šitą vizitą į sunkesnės muzikos karalystę baigė iš autobuso išlipę death metalo stotelės taip ir nedavažiavę. Kas visiškai suprantama, nes čia nėra tokia muzika, kuri klikina iš karto. Ir aš pats negimiau su įgimto appreciationu vokalam. Čia kaip alyvuogės, arba viskis, arba nomedo saldainis. Kai skonis toks specifinis, šitai reikalauja ir pastangos iš klausytojo. Ir normalu, kad ne visi gali norėti tą darbą atlikinėti, ypač jeigu muzikoje ieško tiesiog ramybės ar teigiamo emocijų. Dar kai švaresnio vokalo gabalai, mažesnis sensorinis dirgiklis ir natūraliai labiau limpa. Tai jeigu esat žmonės, kurie sunkių dalykų paieškose išlipot iš autobuso ir niekad nesupratot, kodėl tie metalistai negali dainuoti kaip normalų žmonės, ir šiaip, kodėl defas skamba taip, kaip skamba, šita laida yra skirta jums. Jeigu fanais netapsit, man pilnai tiks, jeigu tiesiog bus aiškiau, kas čia per muzika. Bilietai defo konsus yra žymiai pigesni nei ba ir gaunat žymiai daugiau natų per vieną gabalą. Tai koks vienos natos įkainis pasiskaičiuokit patys. Bet grįžkim prie temos. Tai yra defo. Pačio žanro, arba subžanro ištakos nebuvo kažkoks vienas pokštelėjimas, o labiau ilgalaikis fermentacijos procesas. Prasidėjęs nuo to, kad 80-ųjų pradžioje Amerikoje San Francisco Bay Area metalas ėmė greitėti su tokiom trešo grupėm kaip Exodus. O vėliau įgavo ir naują populiarumo lygį su Metallica. Ir atsirado ir taip tas didysis grupių ketvertas, tas Big Four, su Metallica, Anthraxais, Megadeth ir Slayeriais. Ir būtent Slayeriai iš to ketvirto ir buvo brutaliausi. Ir 81-ais Huntington parke Kalifornijoje susibūrę Slayeriai gyveno labai kontrastingoje aplinkoje. Ir iš vienos pusės Beach Life gyvenimas dieną ir nesibaigiantis vakarėliai Sunset Strip bulvare naktį, kuris buvo epicentras glam metalui. Jis buvo keistas darinys pasiėmęs elementų iš heavy metal, bet su pop melodijom iš 70-ųjų glamo, kas reiškia, kad jeigu tu tuo metu kažką groji, tai tikėtina, kad groji glamą, buvai lakų su brūkštais plaukais, makiažu ir leopardiniam kelniam. Tai tarp tokių grupių kaip Motley Crue, Poison, Rat, Slayeriai irgi bandė prasimušti, aktyviai heitindami visus šitus glamorio atributus. Ir norėdami atsiskirti nuo to glamūrinio kraudo, jie ėmė ieškoti kažkokio alternatyvesnio įvaizdžio. Dėl jeigu pažiūrėsit į ankstesnės Slayerių fotkės, jie biškai atrodo kaip Judas Priest cover bandas, nes visi tokie labai odiniai ir spigliuoti, bet vis tiek lakų supurškę plaukus ir akis pasidažę su eyelineriu. Tai tokie labai satanic BDSM meškėnai. Bet tas makiažo etapas ilgai netruko beje, nes jie turėjo groti koncertą tokiam vienam prastesnės reputacijos venue, vadinosi Roofies Inn, ir kadangi jie turėjo ten pasirodyti su vietiniais Exodus, tai Exodus gitaristas Gary Holt, kuris beje mirus Heinemanui, čia Slayerių gitaristui, žymiai vėliau pats taps Slayerių gitaristu, jam pasakė, kad žiūrėkit, vietinis kraudas gali jūsų makiažą biškai nesuprasti ir gausit į galvą. Tai Slayeriai makiažą nusivalė tada ir prie makiažo taip pat gal ir nebesugrįžo, kaip kad mūsų vietinė pirtininkė Viktorija Prokofjeva. Šautautas pirtims, pirti super. Bet grįžtant prie Slayerių, tai jeigu jų pirmas albumas Show No Mercy buvo labai girdimai inspiruotas tiek Iron Maiden, tiek Venom, tai Slayerių antras albumas, Hell Awaits, pasirviravo žymiai tamsesnį trešą, kurio pradžioje ir atbulių užkalbėjimai skamba, ir vokalas kęsta tirštam reverbė su disonantiškais gitaros riffais. Visas albumas yra tarsi garsinis Dantės pragaro ekvivalentas. Ir tiek su Hell Awaits, tiek vėliau su sekusiu Rain in Blood, Slayeriai pramynė taką grupėm,
kurios toliau ieškos brutalumo atitikmens muzikoje, o pasiklausymui paleisiu savo favoritą iš Hello Waits albumo pavadinimu Praise of Death. Tai klausydami pagalvokit, kad vieną dieną mirsit. Vicious wing, welcome to hell. Draw the line, life or death. Both drop this as a pain. Now some dose, adrenaline. Minor third, nothing lie. Streaking to live, hell on earth. Shackled and bound we lie. Brings of death, life's a dream. Only living to die.
Sparks will inspire. Certain me, hell of that. Cardiac exist. Stricken to live, that I know. Shackled and bound we lie. Praise of death, that's a dream. Only living to die. Slayer'ai nors ir buvo brutal, bet tai, kai jie grojo, buvo vis tiek trešas, tik kad tamsesnis. Iki tokio termino kaip death metal dar reikėjo ateiti. Ir priklausomai nuo to, ko paklausyti, yra įvairių versijų, kas šitą pavadinimą sugalvojo. Pavyzdžiui, Europoje, Šveicarijoje tuo metu buvo tokia grupė Hellhammer su frontmanu Tom G. Warrior, kuris leido fanziną pavadinimu death metal. Ir tas zinas po to išpopuliarino ir tokį dainų rinkinį, kuris vadinosi irgi death metal. Ir į tą rinkinį papuolė tiek jo grupės Hellhammer kūriniai, tiek ir tokių grupių kaip Running Wild, Dark Avenger ir Halloween kūriniai, tai kas yra power metalas. Toks kitas metalo požanris, kuris labiau epiškas ir grandiozinis apie drakonus, pavyzdžiui. Tai nors tas rinkinys tai vadinosi, taip kaip mes šiandien suprantam, daug bendro su death metalu tai neturėjo. Ir pirma grupė jau death metalo pavadinimą apjungusi su atitinkama muzikinė išraiška būtų 83 San Franciske gimusi Mike Torao ir Mike Suss grupė Possessed. Ir pirmam vokalistui nusižudžius ir jį pakeitus Jeff Besserą, jų muzika pasuko tamsesne kryptim. Grodami trashą, kuris jau vieną koją žengė į defo teritoriją ir grodami tam pačiam Bay Area scene, jie įrašė ir 3 dainų demo pavadinimu death metal 84 metais. Persakant pačių grupės narių žodžiais, jie death metal sugalvojo kaip pavadinimą, kuris tuo metu buvo laisvas, nes jų akimis speed ir black metal buvo užimti. Ir jie pagalvojo, kad o jei death metal, nes šitas neturi asociacijų su Venom, ir jiem norint savo muziką apibūdinti, toks pavadinimas žiauriai tiko, nes kaip ir visi paaugliai, jie norėjo kur dar žoskesnę muziką nei kažkas, kas kūrė prieš juos. Ir perklausė jų death metal DMK, Combat Records, labelas jiem pasiūlo išleisti ir jų pirmą albumą Seven Churches, pasirodžiusi 85 metais. Kas daugelio yra laikomas ir pirmoji būtent death metal albumu, nors kritikai sako, kad čia irgi tiesiog tamsesnis trešas. Bet pačios grupės istorija gan turbulentiška, nes išėję buvo bent porą kartų, 89 jų vokalistą Jeff, išėjus į parduotuvę nusipirkti cigarečių, užpuolė 2 banditai ir jam atsisakius atiduoti pinigus, jis buvo 2 kartus pašautas. Ir nors išgyveno, jis ir šiandien vienam stuburo slankstelį turi įstrigusią 9 mm kulkos keveldrą, o užpuolimas paliko jį paralyžiuotą iki pusės, bet jis vis tiek nesustabdė veiklos ekstremalaus metalo projektuose ir buvo vienas iš nedaugelio extreme metalo grupių frontmenų neįgaliųjų vežimėliai. Prieš 5 metų jis ir pirmosius žingsnius žengė robotinėmis kojomis ir šiemet pasirodys ir Lietuvoje. Tai jūsų dėmesiui Possessed gabalas Pentagram. I
Jeigu istorijose apie death metalo pradžią tiek Slayeriai, tiek Possessed yra reguliarūs mentionai, tai labai dažnai pamirštama ir tokia 83 Ohio susikūrus grupė Necrophagia. Jie kartu su Possessed trešą stūmė į tamsesnį ir ekstremalesnę pusę ir jų debiutinis albumas Season of the Dead pasirodęs 87-ais. Teigiama, kad yra ir pirmasis proto death metalo releases. O jeigu mėgstat defo grupės, kurios įkvėpimas semėsi iš prastų siaubo filmų, už tai galit padėkoti Necrophagia frontmanui Frank Killjoy Pucci, kadangi jis buvo didelis siaubekų fanas. Tai Necrophagia buvo bene pirmoji ekstremalaus metalo grupė, organiškai suderinus tokią muziką su undergroundiniu B-filmų referencais. Ir šita goro estetika žanrui prikibo dar iki tol, kai defas buvo atpažįstamas kaip atskiras subžanras. Pačio Killjoy vokalas buvo inspiruotas filmo Exorcistas. Ir jeigu nematėt ar neprisimenat, tai ten filme tiesiog apsėda demonas mergaitę ir kai tas demonas tą mergaitę apsėda, jinai pradeda tokiu labai žemu, gergžiančiu balsu kalbėti. Tai Killjoy vokalas buvo inspiruotas būtent šito veikėjo. Ir nepaisant to, kad jeigu jie tiesiog būtų susisukę truputį greičiau, Necrophagia yra laiko įkaitai tam tikrą prasme dėl to, kad jiem labai nesukrito kortos. Nes iškart išleidę Seasons of the Dead grupė iširo 87-ais, o kadangi buvo išsivaikščioję, kai kilo visa ta Floridos death metalo banga, jie kalbose nefiguravo iš viso, nes Necrophagios kaip grupės nebuvo. Atsikūrė jie tik 98-ais, kai Panteros Phil Anselmas susisiekė su Killjoy ir jie kartu parašė antrą Necrophagios albumą. Ir atsikūrė Necrophagia muziką leido iki 2018, kai savo namuose buvo rastas Killjoy kūnas. Šiandien parikau jų gabalą Insane for Blood. Uždarant tą klausimą, kas pirmas, grupė, kuri vienareikšmiškai yra death metalo pradininkė, yra Chucko Schuldiner Death.
tam tikrą prasme čia gal net ne tiek grupė, kiek Čako projektas, nes jis ir buvo vienintelis nuolatinis jos narys. Likęs bandas priminė labiau besisukančią durų karuselę ir kiekvieną Def albumą Čakas dirigavo kaip atskirą projektą, pasikviesdamas talentingiausius muzikantus, kurie jo viziją galėtų paversti realybę. Ir tai buvo būtina, nes nuo pat pirmo albumo, pavadinimu Scream Bloody Gore, Def atsiplėšė nuo tamsaus trešo rėmų, jį visiškai perrašydami, nors Čakas negraulino, labiau šaižiai ir gergžiančiai staugė, kas šiaip priartina tiek prie nekrofagijos, tiek prie Possessed. Su juo grojęs būgnininkas Chris Reifert grojo pagreitintą skank beatą, kuris buvo ir trešė su double bass būgnais, kurdamas ankstyvą blast beatą variantą. O lyriksai buvo persunkti skerdienos vaizdų ir siaubo, ir visą šitai turėjo labai ryškų skirtumą su trešu, dėl to labai dažnai teigiama, kad death metalo kaip žanro pavadinimas yra atėjęs nuo pačios grupės death pavadinimo. Tik death čia nesustojo ir kiekvienas naujas albumas įneždavo vis kažką naujo. Galiausiai nuo pirmų albumų Šuldineriui nuo Goro iš viso nueinant link socialinės kritikos ar filosofijos, parodant, kad šita muzika gali turėti ir daugiau gylio, nei tiesiog būti provokatyvi. Death kūryba paklojo ir pamatus tolimesnėm ekstremalaus metalo atšakom, kaip technical death metalas, kas yra death metalo variantas, bet su nelyginiam laiko signatūrom ir vietom, kuris, kad galėtum sugrot, reikia labai aukšto meistriškumo lygio, turint omeny, kad čia viskas nelėtais tempais vyksta. O su 91 metų albumu Human, Čakas iš viso pasikvietė muzikantus iš džiazo backgroundo ir nuo to albumo tiek boso linijos, tiek gitaros grodavo kažkokius atsietus savo grūvus, kas davė pagrindą ir pradžią moderniam progresyviajam death metalui. Ir nors Šuldineris 2001 mirė nuo smegenų vėžio ir jam mirus nutrūko viena iš kūrybiškiausių karjerų metalo muzikoje, jo palikimas ir šiandien yra pavyzdys grupėms, kuriančiams muziką reiklę tiek iš techninio misiškumo pusės, tiek ir intelektualiai, įrodant, kad death metalas nebuvo kūrybinė aklavietė ir jo ribos bus ten, kiek toli norėsi skintis kelią. Jūsų dėmesio į death gabalas iš pirmo jų albumo Scream Bloody Gore, pavadinimu Mutilation.
Kai pasakoju apie Def, aš ne šiaip savo užsiminiau apie tuos besirotuojančius grupės narius, nes būgnininkas, su kuriuo Def įrašė savo Scream Bloody Gore, Chris Reifert, paliko Def 87 ir įkūrė savo grupę pavadinimu Autopsy. Ir Autopsy unikalumas buvo tas, kad jeigu iki tol visos grupės bandydavo viršyti grojimo tempo rekordus, Autopsy indėlis nuo jų pirmo albumo Severed Survival buvo tas, kad kartais lėčiau irgi gali būti sunkiau. Ir taip iš doom metalo pasiskolinus progrojimus, šitas darinys tarp greitesnio ir lėtesnio tempų inspiravo visą atskirą Def dūmo hybridą. Tuo pačiu Autopsy kitaip nei Def ar Necrophagia nuo siaubo filmo estetikos padėjo link labiau žemintų vaizdų, pavyzdžiui, medikų aplaidumo ar psichinių ligų ir iš čia ir jų pavadinimas, kas paauglystės laiku mane šiek tiek suklaidino, kai aš ieškojau jų klipo atsisiųst ir atsisinčiau video, kuris vadinasi Autopsy.3gp, kuris pasirodo, kad nebuvo jų klipas. Bet grįžtant prie grupės, Def metalui evoliucionuojant daugelis grupių galėjo sau leisti ir profesionalesnį productioną, tai Autopsy sąmoningai to atsisakė, kad garsas būtų neišdirbtas, kas tiesiog tiko prie jų kuriamos atmosferos, ir jeigu tu darai muziką apie pūvančius lavonus, tai kaip ir natūralu, kad garsas gal irgi turėtų būti atitinkamas. Autopsy bene labiausiai nusipelnė amerikiečių kontributoriai į švediško Def metalo soundą, kuris vertas atskiro paminėjimo atskiroj laidoj. Beje, jeigu kada žaisit kokį kvizą, kur reikės pasakyti kokį nors vokalistą ir būgnininką vienu metu be Philo Collinso, tai Chris Reifert ir dabar Autopsy pasirodant gyvai ir groja būgnais ir dainuoja. O turint omeny, kad groja jie ne du gaidelius, man pačiam biškelį galva neišneša, kaip jam tas išeina. Tai dabar paklausykim gabalo, kuris 100% tikrai yra Autopsy gabalas, o ne skrodimo garso takelis. Paklausysim Autopsy gabalo Embalmed.
jeigu kalbant apie death metalą, neįmanoma išvengti Chucko Schuldiner paminėjimo, lygiai tiek pat būtina užsiminti ir apie 83 Floridai susibūrusius Morbid Angel, kurie kartu su Death aplink save formavo Tampa Bay death metalo sceną Floridai. Ir jeigu tuo metu tokie kylantis žanrai kaip grindcore'as flirtavo su blast beatais, tai prie Morbid Angel prisijungus būgnininkas Pete Sandoval, atėjęs beje irgi iš grindo bando Terrorizer, įtvirtino blast beatą jau būtent kaip death metalo atributą. Ir blast beatas čia toks būgnų ritmų tipas atėjęs iš hardcore punko ir grindcore'o ir labai paprastai tariant čia yra šešelktinės natos, grojamos labai dideliu tempu ir jas padalinant tarp bosinio būgno, solinuko ir lėkščių. Tai kad būtų paprasčiau suvokt, pasimam tą šešelktinį ritmą, ne? Tai ant pirmos iš tų natų eis bosas su lėkšte, o ant antros eis solinukas ir lėkštė. Tai ten yra dar daug visokių kitų variacijų, bet bendram supratimui tiek užteks. Kad nereikėtų įsivaizduoti, aš paleisiu samplą tiesiog kaip skamba tai. Tai, kad šiandien jaučiu 99% death metalo grupių groja su blast beatais, galit padėkoti Pete Sandoval. O novatoriai Morbid Angel buvo ne vien iš ritmo, jų gitaristas Trey Azektot seną gerą simple čeginimą iškeitė į riffus, kurie kitaip susikloščius aplinkybėm nebūtų ne vietoj juos uždėjus ant Van Halenų gabalų. Jo riffai dažnai prasideda ne vienoj vietoj, bet juos yra įslystama ir visi šitie pūstoniai kuria labai netipinę ir nejaukią atmosferą, taip tų muzikinių frazių neišsprendžiant ir paliekant jas kabėti tarsi ore. Pasilaikykit šitą mintį, nes klausant gabalą bus aiškiau į ką atkreipdėmėsi. O su 93 metų albumu Covenant, Trey buvo vienas iš pirmųjų gitaristų pradėjęs groti metalą su 7-stygė gitara. Jeigu gitara negrojat, tai įprastai gitara turi 6 stygas, standartiniam derinime E, D, G, B, E kiekviena yra nata suderinta, o 7-stygė prideda dar vieną B žemą. O kadangi yra žemiau, tai ritminės dalis gali groti su ja ir taip gauti daugiau žemų, kas praėjus per gitaros stiprintuvą tiesiog bus tirštesnis ir sunkesnis gitaros tonas. O kadangi Morbid Angel derinimas nebuvo standartinis, nes jie groja visų tonų žemiau, kas yra D-standard, tai atitinkamai žemiau buvo ir ta papildoma nata. Ir tematiškai Morbid Angel nuėjo į okultizmą ir mistiką, lyriksos jie dainavo apie Šumero mitologiją, referencino H.P. Lovecrafto universe ir satanizmą, inspiruodami visus vėliau sekusius atmosferiško defo kūrėjus. O bosistas ir vokalistas David Vincent pasižymėjo vokalus / urzgimu, kuris buvo pakankamai gerai artikuliuotas, kad galėtum išgirsti, apie ką jie ten dainuoja. Čia priklausomai nuo to, ko paklausi. Morbid Angel buvo ir pirmoji finansiškai prasimušusi grupė, kai jų 93 metų Covenant išleido Giant Records, kas buvo Warner Bros. Dukterinis labelas, tai major labelas. Ir tiesa, šiandien grupė yra skilusi 2 dalis, kas prasidėjo nuo to, kai jie išleido absoliučiai visų heitinimų albumą Illud Divinum Insanus 2011 metais. Ir tai Trey su Dave ėmė kapotis duodami intervus ir 2015 Dave jau buvo išėjęs iš grupės. Dar prieš tai porą metų Pete Sandoval atsivertė į katalikybę, dėl ko grojimas satanistiniam bande tapo sunkiai suderinamas su jo naujojo atsivertimu. Ir šiandien Morbid Angel yra su Trey ir yra I Am Morbid, kas yra Dave Vincent solo projektas, kuris vėliau persiviliojo ir Pete Sandoval ir naujos muzikos jie neleidžia ir groja tik tais Dave Vincent eros Morbid Angel gabalus. Tai paklausykim iš tų laikų gabalo, kai jie dar nebuvo susipykę. Lord of all fevers and plagues.
Tiek Morbid Angel, tiek Death's albumus jis rašinėjo Floridos Morris Sound Recording studijoje. Ir šiaip tai nebūtų taip jau svarbu, bet death metalo ypatybė yra ta, kad pradėjus daryti muziką, kur vokalistas urzgia, o būgnai groja šešiliktinių kulkosvaidžių salves, nieks nežinojo, kaip reikėtų dabar visą tai rašyti. Įsivaizduokit, kad esat heavy metal bandas ir grojat kažką panašaus į Iron Maiden. Tikėtina, kad jeigu nueisit į studiją, produceriai galės naudoti triksus iš ankstesnės patirties su roko bandais, nes gitaros vis tiek standartiniam derinime, būgnai turės tuščios vietos, o bosinė gitara, kadangi bus žemiau, tai gražiai užims tą savo tarpą, nedasiekdama gitaros ir kiekvienas instrumentas bus gražiai savo range, savo vietoj. Ir tada ateina death metalo bandas, kuris būna, tai čia bus blast beatas dabar, bosas bus suderintas tonu žemiau, gitara irgi, kas produceriai reiškia, kad gitaros range'as pradeda persiklot su bosinės gitaros range'u. Taip tariant, vieni dažnai lipa ant kitų ir miksė tai tiesiog lievai skamba. Ir čia dar neįsprendus, ką daryti su būgnais ir urzgiančių vokalistų. Bet Morris Sound dirbo kompiuterių inžinierius ir produceris Scott Burns. Ir pagrindinė jos sėkmės paslaptis buvo ta, kad ekstremalų metalą jis priėmė rimtai. Daugelis tą metų producerių bandydavo apvalyti tą garsą ir padaryti jį sterilesniu, nes jie mokėjo kaip tą padaryti su roko grupėm, bet tai neveikia su death metalu ir Scott Burns suprato, kad nereikia death'o sterilizuoti, nes šitą muziką veikia tik dėl to, kad jinai tokia yra, kokia yra. Death'o garsą jis pažabojo ir naudodamas triggerius, tai maišydamas įrašytą garsą su būgnų samplais, gitaras equalizina, kad jos sėdėtų numatytam range ir neišliptų į dažnius užimamus boso, būgnų ir panašiai. Ir Scott Burns labai stipriai prisidėjo prie death metalo architektūros su 84 susibūrusią grupę Executioner, kurie prieš pat savo pirmo albumo išleidimą persivadino į Obituary ir kaip ir Autopsy jie įmetė lėtesnių pragrojimų iš doom metalo, nes kartais lėčiau irgi gali būti sunkiau. O frontmanas John Tardy nusprendė, kad aiškiai suprantami lyriksai yra overrated ir vokalą naudojo ne kaip vokalą, o kaip dar vieną ritminį instrumentą. Ir taip su Obituary death metalas įgauna svarbiausią savo komponentą – death growlą. Tai death growlas yra tas žemas gomurinis urzgimas arba kitaip tiesiog tokia technika, kai naudoji ne balso stygas, o vadinamosius priengio raiščius. Tai yra tas gleivinės klostės, kurios yra po balso stygo. Jeigu kalbant naudojamas balso stygos, tai priengio raiščiai naudojami švilpaujant ar ten dainuojant virštoniniu būdu, tai ten rezonuojant iškvepiamą orą. Realiai nors dainuoji vieną toną, tai tas virštonis susikuria žemais dažniais vibruojant kitom vibruojančiom ertmėm, pavyzdžiui, gerklo mariklį. Ir čia nėra kažkas, ką metalistai sugalvojo, šita praktika yra ir mongolų gerkliniam dainavime. Jeigu norit pabandyti patys namie, ką dabar reikėtų daryti? Tai iš pradžių apšilkit diafragmą, darydami tą ir šitą darydami pajusit, kaip susitraukinėja diafragma pilvuke. Ir kvėpuot turit iš pilvo, ne iš krūtinės. Kaip atsidustumėt, kaip darytumėt tą tokį graulas turi eiti iš diafragmos visą laiką. Tada raskit savo patogų žemą toną. Pasimkit natą kokį nors, kuri jums patogi yra. Ten ir radę patogią vietą, bandykit išstumti daugiau oro iš diafragmos taip, kad jaustumėt, kad vibruoja pilvukas truputį. Ir kuo daugiau įsižiosit, tuo daugiau ir atsipalaiduosit, tuo žemesnis bus garsas. O jeigu dar ir liežuvį labiau įtrauksit, kad blokuotų išėjimą, tuo žemesnis bus graulas. Tai turėtų būti kažkas tokio. Ir stumkite orą, gerkliai turėtų nieko nesijaust, jeigu jaučiasi, tai darot neteisingai ir pjaunat balso stygas. Ir šitą techniką išpopuliarino būtent Obituary. Beje, jeigu kada esat buvę metalo koncert, pastebėjot, kad metaliniam scenos įvaizdžiai būtinas atributas yra ir kampuotos gitaros, tai Obituary gitaristas Trevor Perez turėjo tiesiog Fenderio Stratocasterį, į kurį vietoj single coilą įstatytas buvo humbuckeris. Čia toks nuėmėjo tipas, kuriam yra
dvi varinio laido ritės aplink du magnetus, kurios cancelina viena kitos fazės, dėl to nėra nepageidaujamų dažnių, kas aktualu, jeigu groju su labai prisuktų stiprintuvu. Tai Peresas naudojo tokią gitarą standartiniam derinime, tono nobą visiškai nusukus žemyn, taip iš elektrinės gitaros signalų išimant visus aukštus ir vėliau jo sugrąžinant per Pro Core distortiono pedalą, paduodant visą tą signalą į Marshall'o GCM 800 stiprintuvą. Ir tas gitaros tonas labai šaižus buvo toks truputį urvinio žmogaus gitaros tonas. Aš ir pats Stratocasterį pirkau dalinai dėl Obituary. Ir bendrai Obituary buvo tiesiog bičiai, kurie groja muziką taip, kaip supranta, nesnerdami iš kailio būt kažkokiais labai virtuozais ir tą nusekliai daro iki dabar. Ir jų pirmasis albumas Slowly We Rot su Scott Burns pagalba užfiksavo tą nelabai užfiksuojamą urvinio žmogaus patirtį. Paklausykim jų gabalo Slowly We Rot. Lokaliai būt ten, kur vyksta dalykai kaip ir nemaišė. O kadangi muzikos žurnalistai labai mėgo sceną naratyvus, tai įsipaišęs į tą sceną galėjai gauti žymiai daugiau dėmesio, nei būdamas kažkur vidury niekur dykiniai. Ir tokia grupė Cannibal Corpse, originaliai susibūrusi New York'e, specialiai persikėlė į Tampą ir dėl Morrisound, ir kad dirbtų su Scott Burns. Ir nors jie death metalo neišrado, jų artworkai buvo visų žingsnių toliau brutalumo prasme nei tai, ką darė kitos grupės. Neatsiliko ir jų lyriksai. Aš paskaitysiu porą dainų pavadinimų, kad susidarytumėt vaizdą.
Pavyzdžiui, Edible Autopsy, Meat Hook Sodomy, I Come Blood. Ir šitas ekscesyvus brutalumas tapo sinonimišku pačiam žanrui bendraja prasme. O 94-ais juos Jimas Carrey's pasikvietė nusifilmuoti filme Ace Ventura naminių gyvūnėlių detektyvas, jie sutiko ir taip death metalą introducino milijonams naujų klausytojų. Ir net jei jų albumai buvo iš karto uždrausti Australijoje ir Vokietijoje, tas tik labiau masino klausytojus. Savo prasme Cannibal Corpse pasižymėjo greito vidutinio tempo riffais, su dar žemesniais graulais nei Obituary, kas sudarė šabloną vėliau visiems sekusiems brutalaus death metalo bandam. Ir Corpse Grinderis, čia dabartinis jų vokalistas pakeitęs Chris Barnes nuo 95, tapo ikoniškiausių ir labiausiai imituojamų vokalistų ekstremalioj muzikoje. Barnes išėjimas labiau susijęs buvo su tuo, kad nuo 93 įsikūrė savo side projektą 6 Feet Under, kas po truputį kėlė įtampą grupiai, nes grupės kitiem nariam ėmė atrodyti, kad jo solo projektas vagia jo laiką ir dėl to jis negali būti pilnai pasišventęs Cannibal. O patiem kanibalam greitėjant ir intensyvėjant, Barnes deliveris ėmė prasilenkti su ta kryptimi, kurią norėjo atlikęs bandas. Tai dėl to šiandien yra dvi Cannibal Corpse eros. Yra Barnes era ir Corpse Grinder. O kadangi Barnes nupiešė ir pirmą jų logotipą, tas eras galite atskirti pagal tai, koks logotipas naudojamas ant albumo ar maikės. Tai jeigu jis bus toks platesnis, tai jis bus Barnes eros albumas, o jeigu siauresnis ir labiau varvantis, tai bus Corpse Grinder. Ir kaip ten bebūtų, Cannibal Corpse atkaklumas ir kažkokių trendų nesivaikimas, o tiesiog nuosekli ir solidi diskografija yra verti pagarbos. Jie parodė, kad karjera metaliai įmanoma ir nebandant įsteigti ir fokusuojantis į tai, kas yra grupės išskirtinumas. Jie beje yra daugiausiai įrašų pardavus visų laikų death metalo grupė. Tai paklausykim jų gabalą iš pirmo jų albumo Put Them to Death. Net ir su Ace Venturos pagalba death metalas į mainstreamą taip ir neįsipaišė ir nors turėjo savo ištikimų fanų ratą, ekstremulumo estafetę tuo metu perėmė Norvegai su savo juoduoju metalu. Mainstreamas tuo metu melžė grandžo karvę, nes parduoti kažką pažįstamą ir paprašiau neįtikint publiką pamėgti graulus. O death metalo palikimas ir šiandien yra ambicija muziką stumt toliau to, kas sugrotina ir garsiškai priimtina. Death metalas perrašė tai, kai mes suprantam, kas gali būti sunki muzika bendraja prasme. Ar tai bus nemalonios temos, ar tai bus atgrasiausiai įmanoma garsinė forma. Ir šiandien būtent death metalas išgyvena kultūrinį atgimimą, o kai prieš porą metų turėjom olimpinį atidarymą su Gojira, tai yra grupė, kurios sound akivaizdžiai yra tokių grupių kaip Gorguts įtaka, žanras vis dar turi ir ko nustebinti ir ką pasiūlyti. Ir pagal Gojiros klausytojų rato išaugimą panašu, kad olimpinės buvo Ace Ventura naujai kartai. Ir banga naujųjų atlikėjų šiandien death metalą toliau stumia tolyn. Denverio Blood Incantation pradėjus defo renesansą pasėmė sound iš žanro primtakų ir jį prikėlė naujam gyvenimui su gerokai platesniais užmojais. Ir sukūrė albumą Absolute Elsewhere, išleistą užpernai, kuris klausosi panašiai kaip Pink Floyd'o Dark Side of the Moon ir Morbid Angel Altars of Madness mixas. Ir jie demonstruoja, kad death metalo istorija vis dar rašoma ir kad vis dar yra vietos sunkumai išreikšti taip, kaip tai dar nebuvo padaryta. Tai laidos pabaigai paliksiu su Blood Incantation kūriniu The Message Tablet 1, bet rekomenduoju perklausyti ir visą albumą. O šiandien sakau ate.